Taigi, kadangi artėju prie 750 prenumeratorių, pagalvojau, kad kažkaip negražu, kad manęs net nėra matę žmonės, aš su jais kalbu visko, jie net neįsivaizduoja, kaip aš atrodau, tai nusprendžiau galiausiai pasirodyti to visų savo gražumu. Ir dabar biški pažaisiu S5 dvigubą kamerą, kaip matot, va čia va, mano stalas. Nes žinot, kažkaip žiūriu, visi žmonės juk patys pasirodo savo video, manau, kad tai yra dalis sėkmės, kadangi žmonės jaučiasi arčiau to žmogaus, kuris kūrė video, o ne šiaip žiūrėdami kažkokį, beveidį video. Dabar aš dirbu prie savo kolonėlių, kurį esu įkėlęs ankstesnį video. Čia galinė pusė yra. Priekį truputį padariau feilą, nes norėjau naudoti automobilinius garsiakalbius ir tiesiog iš lempos dėžę padaryti, bet tai pagalvojau, kad eit biški rimtesnių kelių ir kaip ir rodžiau savo Visaton FR10 ir čia gaunasi toks dalykas, kad šitoj vietoj bus FR10. O va šita originali vieta, kur buvo, turėjau būti dar net šitą, net neįdėjau, tie garsiakalbiai 17 ir 16,5 tie automobiliniai tiesiog liko. Tai aš tiesiog pratęsiau išpjovimą, va čia, ir tiesiog įdėsiu garsiakalbių čia, o kaip tai padarysiu, tai tiesiog užklijuosiu čia fanieros lakštą ir išsipjausiu atitinkamą skylę. Nors iš esmės čia net nėra ką diskutuoti apie tai, nes štai viena kolonėlė jau iš esmės sudėta yra. Garsiakalbis su gražumu. Čia va pačioj portas, fazo inventorius, o kai šviečia gerai matosi porolonas viduj, kurio išklojau visas sienas išskyrus priekį, nes priekį labai nepatogu kloti ir šiaip atspindžiai pagrindė nuo galo, šono būna. Pats garsiakalbis ne centre, nes kuo labiau asimetriškas išdėstymas, to sako geriau, kadangi garsui reikia daugiau laiko keliauti iki čia negu iki čia. Čia viduj dėžės, ta prasme, tai sako, kad taip daug geriau negu grinai per centrą. Ir pats blogiausias dalykas yra kubas. Jeigu įdėsit į kubą garsiakalbį, sako, pats blogiausias variantas. Čia pas mane vienas iš geresnių plati kolonėlė, gylis, toks nelabai didelis ir aukšta. Kaip matom, visas aukštos kokybės naudoja tokį formatą iš esmės. Tik aišku, nereikia dėl to aukštumo per daug eiti iš proto, kaip visi namukinai tas lazdas padaro su mažyčiais garsiakalbės ir skamba visiškai kaip šūdas. Tai mano super high-tech patentuota technologija. Išpjauti lazeriniu tikslumu plokštę priekį. Lazerio tikslumas. Ypatingai nuostabiai tiksliai savo detalę išpjaunama ją didžiausio pasaulyje tikslumo įrankių siaurapjūklių. Jo, jis tikrai tikslus. Toks, daugmaž pjauna ten, kur stumi, daugmaž. Išpjauta. Perfekt. Dar ne visai, kad būtų visai perfekt, tai praeiname briauna su šveitimo kempinė kokia, truputį grubesnė, tokia, kurios nesinori per veidą braukti. Ir tada jau bus paruošta braižymui skylių. Toliau, kad nebūtų sunku, tiesiog pasiemam skrestuvą ir savo surastą centrą turim pasiruošę. Apie mano atveju po 8,5, kad būtų simetriškai, nes tas dešiniai, tai šitas bus kairiai. Bet tai po velnių, ar jie turi sveiko proto, 2499 už nelaimingą skrestuvą, čia ką žinau, kaip pusę vidutinės algos, čia kažkas tokio. Blemba. Jo,
kokybė. Gerai, sutvarkiau tą nelaimingą iškrentantį daiktą, pasirodo, tai reikėjo privežti, bet jau galvojau, kad sulūžo. Čiūju čia kokių 20 litų už šitą nudažymą. Taip, tada įmam garsiakalbį ir mums reikia sužinoti, visada prieš dedant aukštielniką įsitikinkit, ar nesieks membrana, ar apvadas, ar kas nors stalo, nes taip galima lengvai sudirbti garsiakalbį. Šitas guli gražiai, nesiekia jokios jautrios dalys stalo. Kad išmatot, kokios mums skylės reikia, tai pažiūrim, kur ta briauna, kuri jau pradeda kilti, kaip sakant, ir tiesiog skrėstuvu kuo tiksliau padedam. Va, kažkas tokio. Dar biškį. Va. Ir tada pamatuojam su liniuotė tarp aštrumų šitų dviejų, koks atstumas. Ir paprasčiausiai atstumą padalinam iš 2. Tada nustatom skrėstuvą tam dvigubai siauresniam atstumui ir dedam į centrą ir brėžiam. Rezultatas yra. Pasitikrinam, ar nesuklydom. Tas labai paprasta, pamatuojam, ar bus 9,5, nes tiek buvo pirmam matavime garsiakalbio. Taip, yra 9,5. Ir pjaunam pagal technologijų pamoką iš esmės iki pusės linijos. Stengiamės pjauti ir turi būti pats tas. Toliau reikia nubrėžti skylutę portui. Tuom procedūrą su portų matavimu, nors vamzdį iš esmės ir su liniuotė galima pamatuoti nesunkiai. Ir nusibrėžiam jam. Dabar imam savo precizinį siaurapjūklį ir tikimės, kad išpjausim pakenčiamai gerai. Tai tiesos akimirka. Tiks ar netiks? Opa. Ko puikiausiai. Trupučiuką kliba, bet nedaug. Labai puiku, nes kai standžiai įsideda, būna kartais truputį įstrižai, o čia labai puikiai. Tai va, dabar reikia išgręžti skylutes tvirtinimo, jas pasižymėti labai paprasta. Paimam kokį smailų įrankį, kad ir vinuką, ir centruose įbedam truputį. Štai išgręžiau skylutes, viskas gražiai atitinka. Galima judėti prie sekančio žingsnio. Atsipjauti portą. Portas, jei gerai atsimenu, turi būti 7,6. Portas, jo, 7,6 cm. Taigi, atsipjausim portą. O kaip gražiai atsipjauti? Tai yra toks paprastas triukas. Aišku, nepavyks parodyti vieną ranką, bet apvyniojame va popierių ir suklijuojame su lipnia juostele, taip kad briauna popieriaus sutaptų puikiai vyniojant jį. Ir tada gausis lygus nupjovimas. Aišku, jau lygiai nupjausit, bet bent jau bus žymė, pagal kurią galėsit lygiai nupjauti. Paruoštas portas. Truputį laisvokas jis gavosi, nes precizinis siaurapjūklis vis dėlto nėra toks precizinis, bet nieko baisaus iš esmės. Vis tiek klijuoju karštais klijais, nieko mandro čia, nes kaip anksčiau tai buvo puikus rezultatai, su jais daug kur naudojau, laikys. Tai vat, toks pats portas lygiai kaip žinoma, kaip ir anoj kolonėliai, dabar laukiu kolikais, karšti klijai, kaista. Ir bus galima priklijuoti portą, o tada jau bus galima visą kolonėlę priklijuoti prie priekio. Portą klijuojant svarbiausia nepriklijuoti, o ne iš tos pusės, nes čia green fail būtų. Kol kaista karštų klijų pistoletas, nusprendžiau paruošti vietą laidui. Ant šitų kolonėlių jokių jungčių nedėjau. Tiesiog nusprendžiau eiti pačiu paprasčiausiu ir pigiausiu keliu, tiesiog praves laidą, bet kad laidas taip lengvai nenusilankstytų, padariau tokius įdubimus, tiksliau padariau vieną, dabar antrą darysiu.
su va tokiu va grąžtu, net nežinau kaip vadinasi, toks prikolas. Ir tiesiog įgręžiu, kiek man atrodo, kad reikia, ir tada, kai laidas links, jis turės tokį kaip laiptelį ir neturės tai būti staigiai užlinkęs, jeigu jau bus prispausta prie sienos ar panašiai. Štai ir įdubimas. Portas vietoj, priklijuotas tvirtai. Tarpelis truputį yra, bet manau, kad kai darysiu apdailą, tiesiog užpildysiu špaklium ir bus iš esmės nepastebimas, susišveis. Šiaip viskas labai neblogai. Va, pravėriau laidą, iš vidaus tiesiog užsandarinsiu jį karštais klijais. Ir tada, žinoma, neklijuosiu priekį, kaip iš pradžių pasakiau, juk reikia vidų sutvarkyti, dėti blokus putų ir iškluoti sienas porolonų. Vienu žodžiu, paskubėjau truputį. Pjoviau savo putas. Dabar reikia įklijuoti. Laikas porolonui. Nežinau, kiek jis iš tikrųjų absorbuoja garsą, bet manau vis geriau negu nieko. Centimetro storio pirkau senukose. Tai reikia išsipjauti tinkamo dydžio stačiakampius ir įklijuoti. Prie putų tai klijuoju karštais klijais. Iš esmės tik vieną lapelį reikia, o prie kitų sienų puikiai tinka lipalas. Išklotas, gavosi visai neblogai. Visos pusės išskyrus priekį, nes čia beveik, čia nėra to priekio beveik. Tai nelabai reina iškloti. Viskas identiškai kaip ir anoj kolonėliai, laidas tvirtintas, kol kas palieku biškį ilgesnį, paskui nukirpsiu. Jis va taip gulės gražiai. Laidą svarbu visada naudoti storesnį, kad jis negalėtų judėti kolonėliai iš savo vietos, daug problemų atkrenta. Aišku, čia daugiau aktualu subams ir šiaip dideliem garsiakalbiam, bet geriau, kaip sakant, būti tikriem. Tai tolygiai sutepęs klijais priklijavau priekį. Tiksliau klijuoju vis dar, nes dabar kol kas suspausta, prikroviau svorio visokio ir prisispaudė gan gražiai, tai tikiuosi rezultatas bus geras. Ačiū, kad klijavimas pavyko. Dabar tai reikia prilituoti garsiakalbį ir prisukti. Ir žiūrėsim, kaip groja stereo. Aišku, tas, kad nėra sandarinimo, po garsiakalbių biškį gali pašalinių garsų sukelti, bet kol kas, kaip ir sakiau, jo nedėsiu, nes dar nesugalvojau, ką naudoti sandarinimui.